Labas rytas, mėlėjai. Su jumis ir vėl sveikinuosi aš, kulinaras Martynas, rytinėje laidoje Pabusk su TV1. Labai tikiuosi, kad jūs vakar matėte mano rubriką, nes šiandieną yra savotiškas tos rubrikos tęsinys. Šį rytą mes gaminsime makaronus su maskarponės sūriu ir špinatais. Patiekalui pasigaminti mums reikės grietinėlės, maskarponės sūrio, parmezano sūrio, tagletėlį makaronų, česnako, be abejo špinatų, alyvuogių aliejaus ir druskos ir pipiro. Dievinu maskarponės sūrį, tačiau kaip bebūtų mes turime grįžti prie recepto gamybos. O dabar mes įdėsime į verdantį vandenį mūsų makaronus. Tiems, kurie vakar žiūrėjo mano laidą, labai pasisekė, nes jie makaronus virs tik tais 3-4 minutės. Na, tiems, kurie pirkote prekybos centre tagletėlį makaronus, virsite apie 10 minučių. Įkaitinkime keptuvę ir įpilkime šlakelį alyvuogių aliejaus, todėl kad čia mes gaminsime nuostabų padažą su maskarponės sūriu. Ople, imame česnakus. Tie, kurie žiūri mano laidas, jau žino, kaip aš ruošiu česnaką. Aš paimu česnako galvutę, suspaudžiu ją su peiliu, tokiu būdu išsiskiria geriau česnako sultys. Ir susmulkinu. Susmulkinę česnakus, blanširuojame špinatus. Imame verdančio vandens ir užpilame špinatus. Na, o kol špinatai pabus 30 sekundžių vandenyje, mes subersime česnaką į įkaitintą alyvuogių aliejų. Nupilame vandenį. Ir dedame juos į keptuvę. Špinatus keptuvėje apkepame apie 30 sekundžių, tada jų kiekis smarkiai sumažės. Per tą laiką dar pamaišome makaronus. Ir dabar galime pilti grietinėlę ir dėti maskarponės sūrį. Šiek tiek palaukime, kol grietinėlė pradės virti, maskarponės sūrį dėsime tiesiai čia. Mes galime nukošti mūsų išvirtus makaronus. Čia viskas ištirps, išsilydys, pradės kleisti nerealų kvapą ir viską sudėję gerai išmaišysime. Gerai nukratome, kad makaronai liktų sausi. O dabar įbersime šiek tiek druskos į mūsų padažą. Jeigu makaronus gaminote ne patys, o pirkote prekybos centre, nepamirškite virdami pasūdyti makaronų. O aš, kadangi gaminau pats, juos jau pasiūdžiau prieš tai. Kada viskas pradeda labai gražiai kunkuliuoti ir burbuliuoti, mes galime suberti makaronus ir viską gerai permaišę, galėsime viską serviruoti. O dabar viską galime dėti į lėkštę. Priminsiu jums, jog pasigaminti šios makaronus kainuoja apytiksliai 6-7 litai vienam žmogui. Galime užtarkuoti šiek tiek parmezano ir truputėlį šviežiai malto pipiro. Man belieka su jumis atsisveikinti ir priminti, kad rytoj ryte aš vėl jūs žadinsiu laidoje Pabusk su TV1. Na, o dabar iki pasimatymo. Ate ir skanaus.